Raudondvaris. Gražus vidurio Lietuvos miestelis, garsėjantis turtinga istorinė praeitimi, architektūriniu dvaro ansambliu, apsuptos gamtos bei nestingantis įvairių kultūrinių renginių. Iš viso Lietuvoje galima suskaičiuoti net 7 Raudondvarius. Mūsiškis didžiausias šalyje, kartais dar vadinamas didžiausiu Lietuvos kaimu. Įsikūrė šalia 2 upių – Nemuno ir Nevėžio santakos, vos keli kilometrai į vakarus nuo Kauno miesto. Tai vienas seniausių Kauno rajono gyvenviečių. Raudondvario plotas apie 6,7 hektarus, o miestelyje gyvena 4300 gyventojų, su aplinkiniais kaimais apie 6000 gyventojų. Rašytiniai šaltiniai 16 amžiuje mini gyvenvietę vadinama Naujuoju Aukštadvariu arba Aukštuoju dvaru. Nuo 17 amžiaus pradžios šnekamojoje kalboje pervadinta Aukštutiniu Raudondvariu, kol galiausiai susiformavo dabartinis miestelio pavadinimas. Tokį pavadinimą nulėmė Raudonų plytų pilis. Raudondvaryje veikia gimnazija, Anelės Augustino Kriauzų mokykla darželis, vaikų darželis Riešutėlis. Seniūnijos pastate yra Raudondvario kultūros centras, pastatytas 1970 metais. Yra 330 vietų salė, teatrinė scena, Garliavos meno mokyklos filialas, biblioteka, paštas, policijos nuovada. Didžiojoje gatvėje veikia poliklinika su vaistinė, Romo Juozapo Liekio sodyboje įkurtas amatų centras. Raudondvaryje veikia nemažai privačių įmonių, 5 maisto bei buities prekių parduotuvės, žvejo reikmenų parduotuvė, kepyklėlė, turgelis, ūkinių prekių parduotuvė, autoservisas, gėlių bei mėsos gaminių kioskai, padėvėtų rūbų parduotuvės, picerija, o taip pat teikia kirpyklų, siuvimo, veterinarijos, bitininkystės, laidojimo. Nevėžio kraštovaizdžio draustinis, saugoma teritorija Kauno rajone ir Kauno mieste, ties Nevėžio upe. Draustinis užima 1118 hektarų teritoriją, iš kurios 540 hektarų yra miškai. Sveikinu Jūs atvykusius į pačią gražiausią vietą Kauno rajone ir visame Raudondvaryje, tai Raudondvario dvaro sodyba. Kaip žinia iš istorijos, ši vieta kadaise priklausė didžiajam kunigaikščiui, kuris ją dovanojo, užrašė didikui Vaitiekui Dzevaltovskiui. Pastarasis, gavęs dovanų 640 hektarų žemės, išsirinko pačią gražiausią vietą, aukštutinę Nevėžio terasą ir pradėjo štai šito gražaus raudono rūmų statybą. Kuklus rūmas, renesanso stiliumi, kaip matot, puošmena tik tai bokštas ir trikampis mezoninas pilkas, raudonų sienų, raudonų stogų, vadintas senaisiais laikais Dvor Červonai, vėliau Raudondvariu. Miestelis šitą pavadinimą pasisavino ir nuo dvaro taip pat pasivadino Raudondvariu. Vėliau iš rankų į rankas šitas dvaras keliavo daugeliui didikų, kol galiausiai XIX amžiaus pradžioje 1819 metais įsigijo Tiškevičių giminė. Nupirko iš Zabielų giminės Mykolas Tiškevičius, na ir be abejo jų giminė gyveno čia daugiau nei 100 metų ir savo ruožtu šitą dvarą perstatė taip, kaip jiems norėjosi, pristatydami naujų pastatų, mūrinių vietoj medinukų, rekonstruodami dvarą. Taigi šis laikotarpis, Tiškevičių valdymo laikotarpis ir yra dvaro aukso amžius. Pirmo pasaulinio karo metu dvare įsikūrė vokiečių būstinė, o vėliau po karo, kaip ir visus Lietuvos dvarus, apkarpė. Baigėsi dvarų gadynės metas, Lietuvos valdžia, palikdama 80 hektarų žemės, visą kitą atimdama ir išdalindama mažažemiam, bežemiam, valstiečiam. Taip atsitiko ir šitam dvarui. Tik tai dėl šeimininkų prolenkiškų pažiūrų buvo atimta dar žemės 40 hektarų, taigi su likusiu plotu išlaikyti visą ūkį tinkamai sąlygų kaip ir nebuvo. Taigi šeimininkai tiesiog paliko jį likimo valiai. Tarpukario čia žadėta ir Antano Smetonos vasaros rezidenciją daryti, bet nežinau, kodėl tos minties atsisakė ir atidavė moterų globos draugijai, kuri čia nuo 1927 metų iki pat 1943 metų įkūrė vaikų namus. Antrojo pasaulinio karo metais, kada užėjo vokiečiai, tuos vaikų namus labai greitai iškraustė,
ir įsikūrė būstinę. Atsitraukdami bombardavo dvarą. Tai, ką matome, maždaug trečdalis sienų liko ir nuo žemės paviršiaus buvo nušluota šita balta graži oranžerija. Tada, kada jau čia žaliavo šituose griuvėsiuose berželiai, šabakštynai augo, buvo leista dviem architektams Stefanijai Čerškutei ir Vytautui Jurkštui dvarą rekonstruoti. Jie jį atstatė taip, kaip atrodė pirmojo šeimininko Vaitiekaus Zavaltovskio laikais. Na, o sovietmečiu atiduotas dvaras Žemės ūkio akademijai, elektrifikacijos, mechanizacijos institutui ir mūsų gražios arklidėse, kurios yra priešais patį pagrindinį rūmą, neogotikinis, labai didelis ir gražus pastatas. Čia suburzgė traktoriai, buvo galima ateiti išsinuomoti arklį, susiarti savo daržui. Pagrindinis rūmas atiduotas bibliotekoms ir miestelio, ir to pačio universiteto. Tam gražiam raudonam namukį, kuris šiai dienai yra turizmo centras, buvo įsikūrusi radio izotopų laboratorija. Na, o oranžerijoje, kaip ir priklauso oranžerijai, augo netgi seniausia, didžiausia ir storiausia Lietuvos palmė. Šituose dviejuose pastatėliuose, kur kadaise buvo vadinami oficinomis ir gyveno tarnai, čia apsigyveno instituto darbuotojai. Sovietmečiui praėjus Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šitas dvaras tapo sunkia ūkinė našta institutui, bei ir pačio instituto nebeliko. Ir dvaras pradėjo ieškoti šeimininkų. Nuo 2008 metų tuo šeimininku tapo Kauno rajono savivaldybė. Taigi, man išties labai džiugu, kad dvaras atgimsta, atgyja. Kaip ir senaisiais laikais, juk dvaras buvo ne tik feudalinė ūkininkavimo forma, ne tik čia stovintys pastatai ir gyvenantys žmonės su savo įdomiais likimais, bet buvo ir kultūros židinys. Taigi, merginos, matot, kad šitas dvaras tikrai tampa kultūros židiniu. Pats pagrindinis pastatas yra pritaikytas ir turizmui. Kairioji pusė tai yra Kauno rajono muziejus, kuriame galite susipažinti ir su Tiškevičių ekspozicija, ir taip pat su naujajo čia gyvenusio kompozitoriaus vienu kitu daiktu, užkopti į bokštą, pasižvalgyti nuo viršaus, kaip atrodo Nevėžio pakrantės. Toliau pirmajame aukšte dešinėje pusėje yra Kauno rajono mero Valerijaus Makūno reprezentacinė priėmimų salė. Čia sutinkami garbūs svečiai, čia pasirašomos svarbios sutartys, čia net viešėjo 3 Baltijos šalių prezidentai. O antrame aukšte dešinėje pusėje yra Kauno rajono santuokų iškilmių salė. Taigi čia kiekvieną penktadienį, šeštadienį galima sutikti labai gražių ir laimingų žmonių. Šituose dviejuose namukuose tebegyvena žmonės. Na, o senais laikais buvusi Ledaunė dabar tapo turizmo centru. Čia visada laukiame atvykstančių turistų, kuriems reikia informacijos, žinių, ką galima aplankyti, pamatyti Kauno rajone. Kitaip vadinam žaliajam smaragde. Graži balta oranžerija virto restoranu. Čia galite sukti puodeliui kavos ir karališkam tortui labai skaniam. Na, o pastatas gražiausias ir didžiausias virsta menų inkubatoriui po truputį per patį vidurį, kur buvo kadaise maniežas, žirgai mankštino kojas jame. Ten jau įrengta yra 500 vietų koncertinė salė. Koncertai vyksta, lankytojų laukiam. Ne tik per Kalėdas, ne tik per Mamyčių dieną, bet kada tikrai atvyksta koks žymesnis atlikėjas, susirenka tikrai sausakimša salė.